Tep, tai dar vienas vaikėlis irgi tokis kaip gimė. Taigi, iškart pradėjo kalbėti, tikime ir kalba, neužsičiaupdamas, kalba, dainuoja, kalba. Dievuliau. Tai Motula jam ir sako, vaikeli, nu kiek tu gali kalbėti? Eik tu į miškų, gal kokias uogutės parink ir kad jau tik norėsi kokį žodukį sakyt, tai tiek savo burnukė tų uogutį, tiek burnukė nuogutį, tai gal viski mažiau kalbaisi. Tiek, Motula tie pasakė, bet darbą, kur reikia apie tų vaikutį pasakyti, jis labai gražiai kalbai, kaip sakiau, kaip dainau, ale dienos raidukės, jam tep neištarė, biški šveplokas buvo. Motulai sako, vaikėlis, sakyk, dievuliau, jis dievuliau. Sakyk, dyvai jam gaunas. Nu, bet kaip jis vatadu nuvejo ten miškan, tai tas vaikėlis tyr prapuola, jam tep miškas patiko, miškas ošia, tep gražiai. Uogelių pilna, uogelas skaniausias ir dar tokie grybai auga, jis tuos grybus rinko ir nugrybavo visai Lietuvos pietus. Žinokit, ir pats liko. Tai va iš to krašto labai daug visokių poetų, kompozitorių turim. Va tep jau Ir dabar ir norim pakviesti dzūkelius. Dabar Kaišiadorių kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis Žilvita, o vadovė Laima Morkūnienė. Va, kad gauna gražiai, gauna. Tai jau, o jau dzūkeliam, tai aš klausimų turiu. Va, kiek girdėjau, dzūkai kalba, nesustodami kalba. O kada dzūkas užcyla? O kų valgo? Tiep, kaip reikia grybingas vietas išduots. Va, tada jis cylė.